Lietuvos verslas turi dar neišnaudotą, gal net ir nepilnai atrastą nišą, kurioje susiduria informacinės technologijos ir vokiečių kalba. Ką parodė mūsų patirtis? Kai mes pradėjom bendradarbiauti su vokiečiais, Vokietijos kompanijomis, pastebėjom, kad santykis į mus iš karto pasikeičia, jeigu mes pradedame kalbėti vokiškai. Ką reiškia vokiečių kalba tokioms ganėtinai tradicinėms, konservatyvioms kultūroms? Pirmiausia, mokėdami vokiečių kalbą, mes rodom jam pagarbą, rodom susidomėjimą, interesą, rodom savo profesionalumą ir rodom savo rimtus ketinimus. Kai vokietis girdi jūs, mus, kalbant jų gimtąją kalbą, iš karto atsiveria vartai į jų pasaulį. Jie iš karto priims jūs į savo draugų ratą, savo bendraminčių ratą, įmonę ir vertins kaip lygiavertį partnerį. Kalbėdami tą pačią kalbą, mes labai greitai pajuntame, kad visgi mes mąstome labai panašiai, matom viziją, strateguojam ir dėliojam planus labai panašiai, susišnekėjimas yra žymiai geresnis, supratimas aišku geresnis ir tai tik pastiprina ir paskatina toliau kartu siekti bendrų rezultatų. Aš dar labai skatinčiau tos žmonės, kurie kažkada pradėjo mokintis vokiečių kalbą. Galbūt jie užmetė, arba primiršo, arba netgi ir sako, kad greičiausia man jos neprireiks. Neskubėkite. Neskubėkite priimti sprendimų, nes vėliau galite gailėtis. Mokėdami vokiečių kalbą, jums atsivers labai daug galimybių.